Tai nėra norma, tai yra liga. Užburtas ratas, kur tu įsisuki, kad kaip ir nepatogu. Jūs turit skubėti, nes kitaip galit nespėti. Kad yra kelių tipų šlapimo nelaikymas. Nes labai daug moterų nesikreipia. Kaip ten tas atsiranda šita problema? Tai yra grinai anatominė priežastis. Kiek tai yra veiksminga? Ji yra labai efektyvi. Labai. Sveiki, šiandien kabinete pas gydytoją kalbėsime tokia intimesnė tema, šiek tiek galbūt kartais esama kaip tabu, nors dažnai mėgstu paminėti, kad medicinoje tokių kaip gėdingų arba tabų temų neturėtų būti, nes viskas, kas susijęs su sveikata, yra labai svarbu. Tad šiandien kalbėsime apie šlapimo nelaikymą. Su manim kartu yra gydytoja akušerė ginekologė Agnė Marcinkutė. Labas. Labas, Greta. Tai va truputėlį temą pristačiau, bet man labai įdomu, ar tu pastebėjai, kad ta tema vis dar išlieka kokia tabu ir ar yra, kad moteris atėjusios į kabinetą, žinai, nepasisako ir tik iš kalbos išeina, kad tą problemą turi? Iš tiesų taip, yra. Yra daug moterų, kurios, ateina jau iškart skausdamosis šią problemą, šiuo nusiskundimu, kurios dėl to ir ateina pas ginekologą, tačiau labai daug moterų turi nusiskundimą, tarsi nustūmė į antrą planą. Ir šnekantis apie kitką, ateina pasitikrinti, ateina profilaktinio vizito, ateina dėl, sakykime, miomos, kurią turi daug metų ir yra stebima dėl tos miomos. Ir tik vėliau, bešnekant iš kalbos, išeina, kad o šlapimas gerai laikosi. Ai, ne, tai šlapimas blogai laikosi, bet, tai ką, daktarė, tai kiek jau man metų. Tai iš tiesų taip, yra kažkiek ir to tabu komponento ir kažkiek yra tokio, tarsi moterys galvoja, kad gal taip ir turėtų būti, gal su amžium, gal čia kaip ir amžinis dalykas, amžiaus norma tarsi, tai tikrai labai, labai dar gajus šie mitai, kad viskas tvarkoja, kad čia taip ir turi būti. Ir kartais buvo turbūt irgi mitas, kad po gimdymo taip atsitiko, tai čia kaip rezultatas, kad gimdžiau, tai ką padarysi, taip yra, tai tegul taip ir būna. Iš tiesų, pakankamai neretas atsitikimas, kad moteriai po gimdymo, ypač po sunkesnio gimdymo, šlapimas nesilaiko ar blogiau laikosi kurį laiką, laikinai. Tai yra tikrai labai neretas dalykas, tačiau einant laikui, pasibaigus tam pogimdyminiam periodui, sakykime, 6-8 savaitėm, grubiai, sakykime, 2 mėnesiam pasibaigus, labai daugeliu atveju šie skundai tiesiog lieka kažkur užmiršti praeityje. Tai toks praeinantis šlapimo nelaikymas po gimdymo yra tikrai labai dažnas dalykas, dėl jo labai jaudintis nevertėtų, nes, iš tiesų kartais tikrai reikia šiek tiek laiko, kad kūnas atsistatytų, ypač po sunkesnio gimdymo. Tačiau jeigu nusiskundimai lieka ilgesnį laiką, tai siūlyčiau tiesiog kreipti į save dėmesį. Nėra taip, kad šlapimo nelaikymas būtų būklė, kuri, visais atvejais reikalauja gydymo. Aš noriu pabrėžti ir pacientėm visada sakau ir žiūrovam taip pat norėčiau paminėti tokį dalyką, kad šlapimo nelaikymas tai nėra norma, tai yra liga, susirgimas, bet tai yra liga, kuri, ji negresia gyvybei, sveikatai, žmogus pats nusprendžia, kiek ta liga jam trukdo ir kada jau jam reikia tos pagalbos. Kartais būna irgi ypač vyresnio amžiaus moterys kreipiasi, sakykime, poliklinikoje išgirdę, kad ši problema yra gydoma, jas atsiunčia į ligoninę konsultuotis, jos atvyksta ir iš manęs išgirsta, kad galim operuoti, galim neoperuoti. Tai su palengvėjimu tokiu iškvepia, oi, tai kaip gerai, kad galim dar neoperuoti. Tai noriu pasakyti, čia nėra taip, kad reikia, čia ne gydytojas, ne ginekologas jums diktuoja, kada reikia gydytis šlapimo nelaikymą. Tai yra gyvenimo kokybė veikiantis veiksnys ir tik žmogus pats nusprendžia, kiek ta kokybė yra gadinama šio veiksnio. Bet jau mes su to, kaip sakyt, pastraipą 2 mitus iš karto susidėliojom, kad ir paneigėm, kad tai ne tikra vyresnio amžiaus moterų problema, kad tikrai ir jaunos moteris susiduria. Ir turbūt antras mitas yra tai, kad tai nėra normalu, kad jeigu tai užsitęsia, kad reikia ir tai trukdo gyventi, kad reikia tai tvarkyti. Tikrai taip, tai nėra norma, tai nėra amžiaus norma, tai nėra jokio gyvenimo periodo normalus reiškinys. Tai yra liga, tik tiek, kad ji nėra pavojinga. Kažkaip negali, sakykime, pabloginti, 99% atveju negali kažkaip pakenkti, sužaloti sveikatą labiau. Tai yra gyvenimo kokybės klausimas, komforto klausimas
Ir čia jau pacientė pati vertina savo tą komfortą ir pati jinai turėtų nuspręsti, ar jai reikalinga kažkokia pagalba ar ne. Aišku, turėdama visą informaciją. O kaip dažnai pasitaiko, jeigu taip maždaug bendrai, dar nekalbant, mes vis tiek toliau kalbėsim apie tipus, kad yra kelių tipų šlapimo nelaikymas, bet bendrai, kaip dažnai moteris susiduria su šitom problemom? Labai sunku atsakyti į šitą klausimą, nes labai daug moterų nesikreipia, ypač jeigu šlapimo nelaikymas mažesnio laipsnio, mažiau išreikštas, ne kasdieną vargina, tik retkarčiais, tai labai daug moterų tiesiog niekam nebūna pasakiusios šio fakto ir tokiu atveju jos nėra įskaičiuotos į bendrą statistiką. Tai tiksliai pasakyti yra labai sudėtinga. Yra, mano, kai kurios klinikinės studijos netgi teigia, kad ir 50 ir 80% moterų gali tam tikram gyvenimo periode susidurti su šiais nusiskundimais labiau ar mažiau išreikštais. Na, tačiau vis tik yra manoma toks, sakykime, logiškas skaičius, toks vidurkis iš skirtingų tyrimų, iš skirtingų studijų. Šiuo metu yra manoma, kad apie 30% moterų vargina didesnis ar mažesnis šlapimo nelaikymas. Kalbant dabar apie tipus, ten būna jų tikrai įvairiausių galima išskirti, būna vyram vienokie tipai dažnesnių, moterim kitokie tipai. Mes, kadangi kalbėsim šiandien apie moteris, apie vyrų temą paliksim urologam kalbėti, mes kaip ir dvi ginekologės šitos vyrų temos nelaikymo nepaliesim. Tai dažniausiai tokie būna išskirti du pagrindiniai tipai. Tai būtent įtampo šlapimo nelaikymo arba tas stresinis šlapimo nelaikymas vadinamas ir kitas dirgliosios šlapimo pūslės tas sindromas. Nu, paskui būna mišrus, bet jau mišrus reiškia, kad kombinacija abiejų. Tai kaip ir labai aišku. Tai mes daugiau dėmesio ir skirsim būtent šitiem dviem tipam, kas pasitaiko dažniausiai. Tai gal pradėkim tada nuo to įtampos arba stresinio šlapimo nelaikymo. Tai paaiškink tą terminą, kaip atskirti, kaip jis pasireiškia. Ar jis yra dažnesnis už tą antrą tipą, jeigu statistiškai žiūrėtume procentaliai, tarkim, su kokiu tipu dažniau moteris susiduria? Taip, aš irgi norėčiau kalbėti tik apie moterų šlapimo nelaikymą, apie vyrų tikrai neišmanau. Ir čia skiriasi šiek tiek ta statistika, tai pradėkim nuo įtampos šlapimo nelaikymo. Įtampos arba stresinis šlapimo nelaikymas, tai kaip ir jau sako pavadinimas, yra susijęs su kažkokia įtampa arba stresu. Čia neturime omenyje emocinis stresas, čia eina kalba apie fizinę įtampą. Tai yra tokio tipo šlapimo nelaikymas, kuomet šlapimas nesilaiko, išteka ar nulaša, išsiskiria. Šlapimas nevalingai sulig kažkokia fizinė įtampa. Tai pavyzdžiui, sukosėjus, sučiaudėjus, pakėlus kažką sunkiai, padarius bet kokią pastangą, atliekant bet kokią fizinę pastangą, kuomet įsitempia raumenis, įsitempia pilvo preso raumenis, tai gali būti ir mankštinantis, arba kaip minėjau, pakėlus ar sučiaudėjus ar kažkaip kitaip, tuo momentu, kuomet žmogus įtemptai atlieka tą kažkokį, kad ir sekundės veiksmą, tuo momentu pakyla slėgis pilvo ertmėje ir tas slėgis spaudžia žemyn į šlapimo pūslę. Tai tuo momentu, tą akimirką šlapimas nesusilaiko, išteka, tai yra vadinama įtampos arba stresiniu šlapimo nelaikymu. Moterims šis tipas yra dažniausias, teisingai kaip ir sakei, yra labai daug iš tikrųjų skiriama tų šlapimo nelaikymo tipų, bet dauguma yra labai reti ir mes apie juos nekalbėsim, nes jie tikrai mažiau kam yra aktualūs. Įtampos šlapimo nelaikymas yra dažniausias tarp moterų nelaikančių šlapimo, maždaug apie pusiai visų pacienčių, kurios nelaiko šlapimo, yra tas grynas įtampos šlapimo nelaikymas. Tas, kurį minėjai, dirglios šlapimo pūslės sindromas, yra būdingas maždaug 20% ir dar maždaug 30%, čia taip jeigu labai grubiai suapvalinam skaičius, maždaug apie 30% skundžiasi ir vieno ir kito tipo šlapimo nelaikymą, arba turi požymių ir vieno ir kito šlapimo nelaikymą. Kokie rizikos veiksniai didina tą riziką, kad būtent atsiras šito tipo šlapimo nelaikymas? Nutukimas yra labai svarbus rizikos veiksnys, kuris yra labai svarbus turbūt daugeliu lygų, jeigu ne visoms, bet kai kuriams labiau, kai kuriams mažiau. Tai šiuo atveju, kai mes kalbame apie įtampos šlapimo nelaikymą, nutukimas yra labai svarbus faktorius. Tai tiek apie jį, tai yra labai svarbus faktorius. Toliau labai svarbus faktorius yra nėštumas ir gimdymas.
Neštumas, išnešiotas neštumas, netgi nesvarbu, kokiu būdu moteris gimdė, išnešiotas neštumas jau yra rizikos faktorius, kad gali vystytis šlapimo nelaikymas. Gimdymas, ypač sunkus, traumuojantis gimdymas, yra papildomas rizikos faktorius, bet netgi jeigu moteris gimdė per cezario pjūvį, nešiojus neštumą vis tiek ta rizika yra didesnė negu moteriams, kurios niekada nebuvo nėščios. Ar dar trumpai prie to pačio, žinot, ar gimdymas natūraliais takais ir cezario pjūvio operacija, tai natūraliais takais biškai didesnė rizika turi, taip? Taip, didesnė. Bet ir cezario pjūvio būdu pagimdžius vis tiek nešiojus neštumą, ta rizika jau šiokia tokia randasi. Stambus vaisius, ten daugiavaisis neštumas didina riziką lyginant su, kaip sakyto, mažesnio svorio vaikų ir vienvaisių neštumo. Daugiavaisis ne tiek, bet stambus vaikas taip šiek tiek tą riziką didina. Ne tiek ženkliai, bet šiek tiek ta rizika didėja. Fizinis aktyvumas pačios moters. Dėl fizinio aktyvumo čia yra šiek tiek sudėtingiau. Nėra įrodyta, kad fizinis aktyvumas, kol dar nėra nusiskundimų, kad jisai labai ženkliai, sakykime, sumažintų tą riziką, bet tuo metu, kai jau vystosi, kai jau išsivysto įtampos šlapimo nelaikymas, tada fizinis krūvis, kaip tik yra tas faktorius, kuris ir sąlygoja, kad šlapimas nesilaiko. Tai čia sudėtinga situacija, nes mes kaip ir nenorim sakyti moteriai, kad jūs nesportuokit, jūs atsigulkit ir gulėkit, bet jeigu yra išreikštas įtampos šlapimo nelaikymas, tai tokiu atveju iš tiesų, jeigu moteris atliks fizinius pratimus, ypatingai tuos pratimus, kurie yra sunkesni, kurie yra tie didinantis įtampą, didinantis slėgį pilvo ertmėje, tokiu atveju kaip tik jinai ir labiau patirs šios nusiskundimus, labiau ją vargins tas šlapimo nelaikymas. Ir čia gal tikriausiai, norisi turbūt man prieiti prie tos vis tiek minties, kad turbūt nėra sprendimo būdas nesportuoti, kad nebūtų įtampos šlapimo nelaikymo. Turbūt sprendimo būdas yra susitvarkyti šitą problemą ir sportuoti. Čia lygiai taip pat, kaip mes turėjom ne per seniausiai tinklalaidę su traumatologu, kai sako, ten skauda meniską, sako, tai tu nelankstyk tos kojos, ne? Ten arba ten skauda sąnarį, kurį reikia protezuoti, sako, tai tu mažiau vaikščiok ir neskaudės. Tai nėra išeitis mažiau vaikščioti, reikia protezuoti sąnarį tam, kad tu galėtum vaikščioti. Tai turbūt prie šitos temos irgi norisi tą pasakyti moterim, kad nėra sprendimo būdas turbūt nesportuoti. Sutinku. Tuo labiau, kai nesportavimas su savim atveda daug kitų lydinčių problemų. Taip, neturiu šito patarimo, nepatariu moterim nesportuoti. Kaip tikriausiai mes tada kalbam, tarkim, apie dubens raumenų, ten tas silpnumą, kaip tada kalbam apie visus kitus dalykus, apie svorio augimą, kai moteris visiškai fiziškai neaktyvi, kas irgi pradeda didinti riziką šlapimo nelaikymo. Tai toks užburtas ratas, kur tu įsisuki, kad kaip ir nepatogu, nes turi tą problemą, bet ir sportuoti irgi kaip ir reikėtų. Tai vat. O kaip tada kiti rizikos veiksniai, kokie dar būdingi? Kelis mes čia taip plačiau aptarėm, o kokie dar būtų? Gimdymai ir nutukimas yra tokie vieni iš pagrindinių rizikos veiksnių. Šiek tiek turi reikšmės ir kiti, bet jie yra jau mažesnio svorio, sakykime, mažesnės reikšmės. Tai rūkymas, ligos ir būklės, kuomet moteris dažnai daug kosėja. Jeigu yra, sakykime, kažkoks lėtinis bronchitas ar bet kokios kvėpavimo sistemos ligos, kuomet ilgą laiką kosčioja, arba kitas susirgimas, jeigu nuolat lėtiškai yra užkietėję viduriai ir norint pasituštinti reikia stangintis, ne vienkartinai, bet turiu omeny, kad ilgą laiką, daug mėnesių, daug metų, jeigu visą gyvenimą tie viduriai užkietėję, tai tiek stanginantis, tiek nuolat koščiojant yra nuolat vis didinamas tas slėgis pilvo ertmėje ir šiek tiek irgi atsiranda rizika išprovokuoti įtampos šlapimo nelaikymą, bet šie veiksniai yra mažesnės svarbos. Dar pagalvoju apie du rizikos veiksnius, tau bekalbant, kaip yra menopauzė, kai mažėja estrogeno, tarkim, audinių tas elastingumas jisai mažėja, ar menopauzė šiek tiek padidina tą riziką? Taip, menopauzė ir išplonėja, sujautrėja audiniai tiek makšties, tiek apatinių šlapimo takų, jie neabejotinai yra rizikos veiksnys, tai galim sakyti, kad pati menopauzė rizikos veiksnys, galim sakyti, kad amžius rizikos veiksnys yra.
Iš tiesų vyresnės moteris dažniau serga šlapimo nelaikymu. Jau minėjau, kad gali būti toks praeinantis po gimdymo šlapimo nelaikymas, gali būti ir nepraeinantis, gali būti, kad ir jaunos moterys susirga šią ligą ir 30 metų, ir 40 metų, bet vis tik vyresnės moterys menopauzėje serga žymiai dažniau. Apie 60 gyvenimo metus serga ženkliai dažniau. Ir dar toks vienas turbūt irgi rizikos veiksnys, apie kurį pagalvojau, kaip yra po procedūriniai operaciniai tie rezultatai, kaip pavyzdžiui po gimdos pašalinimo operacijos, ar tas turi kažkiek įtakos, ar... Iš tiesų daugiau eitų kalba, jeigu įvyko operacijos komplikacijų, jeigu įvyko kažkokie nervų pažeidimai, ten apie tai galėsim šiek tiek pakalbėti, gal ir prie tos dirglios šlapimo pūslės, bet tiesiogiai, taip kad gimdos pašalinimas ar kitos ginekologinės operacijos išprovokuotų šlapimo nelaikymą, tai nėra iš tiesų būdingas reiškinys. Yra šiek tiek būdingas atlikus priekinės makštės sienelės nusileidimo korekciją, pakėlus tą nusileidusią priekinę makštės sienelę, gali išsivystyti naujai įtampos šlapimo nelaikymas, kurio anksčiau nebuvo, bet kitos operacijos, tokios kaip gimdos pašalinimas ar miomos, ar cistų, kiaušidžių pašalinimas, nėra tiesiogiai susiję. O kaip dabar suprasti klausytojam, tai kaip ten atsiranda šita problema, kaip suprantam, kad rizikos veiksniai ten yra nutukimas, tas padidėjęs intraabdominalinis slėgis, bet prie ko tas šlapimas? Kodėl ta problema visgi dėl šitų priežasčių atsiranda? Yra taip. Šlapimo pūslėje yra rezervuaras, tarsi balionas, kuriame kaupiasi šlapimas. Ir iš tos šlapimo pūslės išeina kanaliukas, šlaplė, kuriuo šlapimas išteka iš šlapimo pūslės. Išteka ne visada, bet tada, kada jam reikia ištekėti, jisai išteka. Normaliai, esant normaliai anatomijai, tarp tos šlapimo pūslės ir tos šlaplės yra tam tikras kampas. Kuomet nusilpus audiniams, su amžiumi, menopauzėje ar po tų sunkių gimdymų, kuomet šiek tiek šlaplė tampa paslankesnė, mobilesnė ir šiek tiek nusileidžia, tas kampas išsilygina ir gaunasi taip, kad šlapimo pūslė, kuri yra tarsi rezervuaras, iš jos šlaplė išeina tiesiai žemyn, nesusidaro jokio kampo tarp pūslės ir šlaplės. Tokiu atveju, jeigu kostelim, slėgis iš pilvo ertmės spusteli šlapimo pūslę ir iš jos tiesiai žemyn eina kanaliukas, moterų šlaplė yra trumpa, 3 cm ilgio, tai trumputis kanaliukas tiesiai žemyn be jokio kampo labai lengvai išsispaudžia, išsistumia, kad ir tie keli šlapimo lašai. Tai čia toks mechanizmas to įtampos šlapimo nelaikymo. Tai yra grynai anatominė priežastis. O kaip tai yra diagnozuojama? Nes, dažnai moteris pyksta arba ten gėdėjasi, kai per apžiūrą sakai pakosėk, ne? Gėdėjasi kosėt, nes kaip ten daktaras žiūri, kaip čia dabar kosės ir visa kita. Ar tai yra pagrindinis diagnostinis būdas pamatyti, kad yra įtampos šlapimo nelaikymas, ar reikalingi kažkokie kiti specialūs tyrimai, kaip prieinama tos diagnozės? Tų tyrimų yra iš tiesų nemažai, bet šis kosulio testas yra, ko gero, pats svarbiausias, diagnozuojant įtampos šlapimo nelaikymą ir diagnozuojant neįtampos šlapimo nelaikymą. Apskritai, jeigu moteris skundžiasi šlapimo nelaikymu, tai mes paklausėm keletą klausimų. Tie klausimai ir būna būtent apie tai, ar kosint čiaudint nulaša šlapimas ir dar keli klausimai, kuriuos vėliau paminėsiu. O būtent apžiūros metu yra labai svarbus, pats svarbiausias diagnostinis testas yra kosulio testas. Mes prašom moters, kad ateitų į konsultaciją su netuščia šlapimo pūsle, puspilne šlapimo pūsle, kad joje būtų šlapimo toje pūslėje. Ir apžiūros metu prašom pakosėti tam, kad mes pamatytume, ar tikrai tuo momentu, kai sukosti, ar tikrai tuo momentu išteka šlapimas. Ir jeigu išteka, tuomet mes padarom kelias manipulacijas, fiksuojam šlaplę taip, kaip būtų fiksuota operacijos metu ir vėl prašom kosėti, ir tuomet vertinam, koks tas efektas galėtų būti, ar mes galim planuoti operacinį gydymą.
Tai šis testas yra vienas iš pačių pagrindinių. Yra daug tų tyrimų, yra ir ultragarsinis tyrimas, ir cistoskopija, ir taip vadinami tie urodinaminiai mėginiai. Ir jie visi atneša informacijos, bet, sakykime, pirmai pradžiai, jeigu mes norim aptarti, atskirti, kokio tipo tie šlapimo nelaikymai, ar abiejų rūšių, ar tik vienos rūšies, ar nei vienos iš paminėtų, tai pati pradžia yra apklausa ir būtent apžiūra ir tas kosulio testas. Tai yra svarbiausia. Tai čia turbūt dar vieną kartą norisi paminėti, tikriausiai ne paskutinį kartą moterim, kad nėra nei gėdingos ligos, nei gėdingo ištyrimo, nes tai yra būtina tam, kad jai padėti, tai neturėtų pykti ir gėdytis tą tyrimą atlikti, nes jis yra svarbus, kad būtų gauta teisinga diagnozė ir parengtas taisyklingas gydymas, toks, koks jai labiausiai padėtų. Visiškai sutinku, jokios gėdos čia nėra, tai yra liga kaip ir visos kitos. Gėda turi būti daryti kažką blogą, vogti gėdą. Sirgti nieko nėra gėda, žmogus nekaltas, kad jisai susirgo liga ir kad jis ieško pagalbos, tai čia ne tai, kad negėda, čia yra sveikintina. Žmogui, jeigu jis skundžiasi, jeigu žmogus blogai jaučiasi, jeigu jį vargina kažkokie nusiskundimai, tai kreiptis pagalbos, bent jau išsiaiškinti, ar yra galimybė tą pagalbą gauti, kokios tos galimybės, kokią pagalbą galima gauti, tai yra sveikintina ir rekomenduotina. Kaip tik mes turėjom čia prieš porą mėnesių laidą su gydytoju psichiatru, kur irgi mes apie tai kalbėjom, kad žmonės, tarkim, bijo ir tų psichiatrinių visokių diagnozių. Ir kaip tik gydytojas labai tai pabrėžia, sako, kad čia yra nesilpnumo, o stiprybės požymis, kad žmogus sugeba ateiti ir spręsti savo problemas, kad silpnybės požymis yra nutilėti, slėpti ir laikyti tai kaip tik paslapti, kad niekas nesužinotų, net gydytojas nesužinotų. Tai kaip ir norisi žmonės vis paskatinti drąsiau kalbėti apie tas problemas, nes gėdingų ligų nėra. Aišku, suprantam, kad kalbėti viešumoje apie savo šlapimo nelaikymą turbūt mažai atsiras norinčių, net ir tarp savo artimiausių, sakykime, per giminės susiejimą irgi vargu, ar norės kažkas dalintis, kad, žinot, aš tai šlapimo nelaikau šiek tiek. Nėra malonu tokius dalykus pasakoti, tai yra suprantama, bet jau ateit pas gydytoją ir atėjus slėpti, tai neateit ir arba atėjus slėpti, tai sakyčiau, nėra labai geras pasirinkimas. Geriausia būtų ateiti ir neslėpti savo nusiskundimų. Gerai, tai dabar diagnozę turim, aišku, kaip prie jos priėjom, bet dažnai vis tiek tikriausiai moteris nori dar neskubėti, tarkim, prie operacinio gydymo, kai kurios galbūt ir nori, sakyti, darom greičiau išspręsti problemą ir baigiam, bet kai kurios nori, o gal pabandom kažkaip kitaip. Ir dabar tikrai ta problema, kaip ir kažkiek yra patekusi ir marketinginius visokius dalykus, kur kuriama įvairiausių prietaisų tam, kad moterim padėti nesikreipiant į gydytoją. Tai yra ten Kegelio pratimai, įvairios elektros stimulacijos, visokios kėdės, ant kurių ten atsisėsti ir ten kažkokia stimulacija kažkokia duoda. Kiek tai yra veiksminga? Gera žinia yra ta, kad visos paminėtos priemonės tikrai nekenkia. Šiek tiek blogesnė žinia yra ta, kad tokio gero efekto, esant įtampo šlapimo nelaikymui, tokio gero efekto kaip operuojant, neduoda tos kitos priemonės. Dabar, ar jos gali išvis duoti kokį nors efektą? Tai taip, gali, ypač jeigu tas šlapimo nelaikymas nėra labai išreikštas. Arba jeigu jis yra, toks, sakykime, laikinas praeinantis. Moteris po gimdymo, šiaip ar taip jau jos kūnas atsistato, tai jeigu jinai dar pasportuos, padarys tų Kegelio pratimų, dubens dugną sutraukiančių pratimų, ar pasėdės toj kėdėj, kuri stimuliuoja raumenis, tai galbūt atsistatys greičiau šiek tiek ir čia bus tik į naudą tas dalykas. Arba jeigu moteris yra perimenopauzėje, bet tame laikotarpyje, kuomet pereina į menopauzę, estrogenų mažėja, gleivinė tiek makšties, tiek apatinių šlapimo takų darosi jautresnė, ima rastis šiek tiek tų nusiskundimų, tų simptomų, šiek tiek, bet jie dar nėra labai išreikšti. Tokiu atveju, žinoma, kodėlgi ne, tikrai galima išbandyti visas negydomasias, bet nechirurginės, nemedikamentinės, tokias, sakykime, konservatyvesnės priemonės, tikrai jas išbandyti galima. Galbūt kažkiek to efekto ir gausim, ypač jeigu nelabai daug jo reikėjo, jeigu, sakykime, tik tiek ir tetrūko, tai tikrai gali būti tas efektas, bet aišku, jeigu yra jau išreikštas, išsivystęs, didelio laipsnio šlapimo nelaikymas, kaip sakiau, yra anatominė priežastis. Yra tarp šlapimo pūslės ir šlaplės, nėra to kampo jokio, yra tiesiog tiesiai eina
vamzdelis iš rezervuaro ir bet kaip spustelėjus išteka. Tai jokie pratimai neatstatys šito kampo. Jeigu jau išsivysčiusi ta problema, tai nėra kito efektyvaus būdo kaip tik operacija. O būtent prie šito tipo yra kažkoks medikamentinis gydymas ar nėra? Trumpas atsakymas būtų ne. Kadangi priežastis, kaip sakiau, yra anatominė, tai ne. Bet žinai, dažnai žmonės išbando, gal kių vaistukų daktarė yra? Tai bandyti visada yra galima daugą, bet ne, tikro medikamentinio gydymo čia nėra. Dar kartais, perinant prie to chirurginio, mes vis tiek plačiai apkalbėsime, kadangi tai vienas pagrindinių sprendimo būdų. Bet dar būna visokie pesarai, žiedai į makštį, tai jie kaip turbūt labiau suprasti yra jokia negydymo priemonė, labiau tik problemą užmaskuoti, ne? Kad užspausti tam kartui. Na, tie pesarai ir visos tos makštinės priemonės, jos šiek tiek kilsteli ir gali atlikti tą funkciją, kilstelti tą šlaplę ir, sakykime, kaip ir užspausti, atstatyti tą kampą, tai gali tikrai padėti, bet čia yra didelis bet. Mes kalbam, kad šlapimo nelaikymas, šiuo atveju įtampos šlapimo nelaikymas, yra gyvenimo kokybę bloginantis faktorius, ar ne? Tai nėra, kad kažkuo gresia, kažkaip kenkia toliau sveikatai šitas susirgimas. Tai nešiotis nuolat makštyje pakankamai nemažą tokį, pavadinkim, daiktą, priemonę, prietaisą, vargu ar yra labai gyvenimiškai kokybiškas dalykas, nes jeigu nuolat nešiojam, tai vienas dalykas, jis tiesiog nemalonu užima ten vietą, jeigu ilgai nešiojam, tai ir gali rastis netgi ir pragulų makšties sienelėje, atsiranda nemalonios išskyros, nemalonus kvapas, lytiniai santykiai su tom priemonėm kaip ir irgi nelabai galimi, tada reikia išsimti priemonę, čia išsimti, čia įsidėti, tai nėra paprasta, atsiprašau, tai nėra labai paprasta, tai nėra labai patogu ir aš sakyčiau, kad tai yra priemonė moterims, kurioms šlapimo nelaikymas, įtampos šlapimo nelaikymas yra labai stipriai išreikštas, o operacijos atlikti negalim. Pavyzdžiui, moteris yra labai garbaus amžiaus, serga labai daug įvairių ligų, širdies ligų, ten plaučių, sudėtingom kitokiom ekstragenitalinėm, neginekologiniam ligom ir operacijos rizika yra per didelė. Operuodami padarysim daugiau žalos, negu naudos gausime, tai tokiu atveju pasirenkam neoperuoti ir jeigu simptomai yra labai ryškiai išreikšti, galima bandyti tuos pesarus, tas kitas intravaginalinės priemonės. Bet aktyvioms moterims, kurioms galima atlikti operaciją, sakyčiau, makšties priemonės nėra pasirinkimo dalykas. O kaip atrodo tas chirurginis gydymas, kaip atliekama ta operacija, ar tai sudėtinga operacija? Operacijų yra vėlgi ne viena. Lietuvoje šiuo metu populiariausia yra taip vadinama TOT operacija, didžiosios raidės TOT, čia yra santrumpa iš anglų kalbos. Ir tos operacijos principas yra įvedama sintetinė juostelė. Yra atliekami pjūveliai makštyje ir kirkšnyse ir pro tos pjūvelius su specialiu instrumentu yra įvedama sintetinė juostelė, kuri kilsteli šiek tiek šlaplę ir tokiu būdu atstato tą mano jau minėtą kampą tarp šlaplės ir šlapimo pūslės. Operacija yra minimaliai invazyvi, trunka jinai neilgai, bet jeigu klausimas, ar jinai sudėtinga, tai sakyčiau taip, ji yra vidutinio sudėtingumo. Tai nėra pati sudėtingiausia operacija, bet tai ir nėra visiškai paprasta procedūra. Tai yra vidutinio sudėtingumo operacija, kuri, irgi gali turėti ir savo riziką, ir savo komplikacijų, bet laimiai tos komplikacijos yra labai retos, operacija yra saugi ir ji yra labai efektyvi. Labai efektyvi. Minėjai, kad tai yra minimaliai invazyvi, tai skaitoma kaip dienos chirurgija, ar moteris važiuoja namo tą pačią dieną, kitą dieną? Jeigu viskas vyksta sklandžiai pagal planą, taip kaip mes planavom prieš operaciją, tai tuomet tos pačios dienos pavakarę gali moteris vykti namo. O kaip atrodo pats gyjimas? Nes vis tiek atrodo, kad toj vietoj dėtasi tinklelis, kaip ten toliau su šlapinimus, ar ten kažkokios žaizdos, ar yra kažkokių apribojimų, judėjimo kažkokių apribojimų. Žaizdelės yra labai mažos, minimalios.
Tačiau taip, iš tiesų gyjimas yra, sakykime, nėra taip, kad nieko nesijaučia. Jaučiasi, 2 pooperaciniai mėnesiai yra tas laikas, kuomet reikia laikytis griežtesnio režimo. Per tuos 2 mėnesius rekomenduojam labai riboti fizinį krūvį, nes mes norim, kad ta juostelė, tas tinklelis mūsų įdėtas, gerai prigytų būtent ten, kur reikia. Toj vietoj, kur mes ją įdėjom, norim, kad taip gerai ir prigytų, kaip įdėjom, o ne kažkur pasislinktų. Tai reiškia, negalima intensyvesnio fizinio krūvio, negalima turėti lytinių santykių. Toks režimas rimtai apsauginis. 2 mėnesius. Po 2 mėnesių galima grįžti į įprastinį gyvenimą. Ir dar klausai dėl šlapinimosi, tai iš tiesų gali būti taip, kad pirmomis dienomis, ar netgi kelias pirmas savaitės, ar netgi ir tuos porą mėnesių, šlapinimasis yra ne visai toks, kaip moteris buvo įpratusi. Nes tas šlapimo nelaikymas vystėsi, jis ne per naktį išsivysto, jis vystėsi daug metų. Ir tas anatominis, tas kampas, kur sakiau, išsilygina, jis lyginosi ne vieną dieną, ne vieną savaitę. Ir dabar staiga per 20 minučių mes atstatom tą kampą. Tai gali tai būti, kartais taip nutinka, kad šlapimo pūslei reikia, truputėlį laiko susivokti, kas čia dabar įvyko. Ir kol šlapinimasis grįž į visiškai normą, gali būti pirmos dienos tokios, kad ar sunku pasišlapinti, ar neišsišlapina iki galo, ar reikia kažkaip rasti kažkokią pozą virš tualeto. Tai taip gali būti, bet čia yra laikina. Tai yra praeinantis tokie reiškiniai. Bet tas rezultatas, kad šlapimas nebeišteka, tarkim, pakoščiais ar po fizinio kažkokios veiksmo, jis iš karto yra jaučiamas. Taip. Iškart atstatėm tą jau 100 kartų minėtą kampą, iškart kosėjant nebeišteka. Ar šita operacija, yra vidutinio sudėtingumo, ar pasitaiko? Tikriausiai medicinoje nėra procedūrų, kur nepasitaikytų komplikacijų, bet ar jos yra dažnos ir kokios jos galėtų būti? Tai kaip ir bet kokios operacijos metu, žinoma, kad gali pasitaikyti komplikacijų. Jeigu jums kažkas pažadės operaciją, kurios metu komplikacijų rizika yra 0, tai žinokit, jums meluoja. Taip nebūna. Komplikacijų gali pasitaikyti ir tokių rimtesnių komplikacijų operacijos metu, kaip gretimų organų pažeidimai, kaip kraujavimas gausesnis. Taip, tai gali būti, bet šita rizika ir šitos rimtos komplikacijos pasitaiko tikrai nedažnai, iki 2% maksimaliai. Kartais galima rasti literatūroje, kad nurodo komplikacijų dažnį po TOT operacijos iki 20%. Čia noriu atkreipti dėmesį, kad turima omeny ne tik rimtos komplikacijos, turime omeny ir visą tai, kad, sakykime, po operacijos buvo sunku pasišlapinti. Jeigu tu paklausi žmogaus po mėnesio, ar jums buvo pirmom dienom sunku pasišlapinti, žmogus atsakys taip, tai jau mes galim suskaičiuoti, kad, buvo kažkokių problemų ir jau toks atsakymas įeina į tą 20% komplikacijų skaičių. Tai turėkite omeny, kad didžioji dauguma visų komplikacijų suskaičiuotų yra arba nelabai sunkios, arba gana greitai praeina. Rimtesnių komplikacijų tikimybė yra nedaugiau kaip 2,5%. Ar yra kažkokių prevencinių priemonių dar prieš atsirandant problemai, kurias, ką būtų galima atlikti, kad ta problema neišsivystytų? Nesilaukti. Šito irgi nedalinam patarimo. Kaip ir nesportuoti nedalinam patarimo, taip ir nesilaukti patarimo nedalinam. Tiesiog jeigu grinai techniškai klausi, kokios yra tos prevencijos priemonės, tai visiškai atsisiejus nuo emocijų, taip atsakymas gali būti toks. Kas yra iš tiesų žmogaus valioje, tai nenutukti. Tai šitą patarimą dalinam, mėgstu dalinti jį. Tai taip, nepriaugti papildomo svorio. Nenutukti, neturėti antsvorio, tai yra labai svarbu iš tiesų. Ir jeigu yra kažkokios ligos, kaip jau mano minėtos kosulį sukeliančios ligos ar vidurių užkietėjimo, ar vidurių užkietėjimas, tai reikėtų spręsti šitas būklės arba išvengti jų, arba išspręsti, jeigu yra, nerūkyti. Taip pat, ir apskritai kitų ligų gydymas, korekcija irgi gali turėti čia reikšmės. Bet iš esmės
toks, kad, na, labai kažkokių didelis sąrašas būtų veiksmų, kuriuos reikia atlikti, nėra to didelio sąrašo. Svorio kontrolė ir fizinis aktyvumas būtų tokie, na, sakyčiau, pagrindinės profilaktikos priemonės. Dažniausiai visada, kai grįžti į pradžią, kokie yra rizikos veiksniai, tai pabaigoje būna, kad prevencinės priemonės yra rizikos veiksnių vengimas. Tai galima taip tiesiog labai gražiai apsukti. Ten ir atsidūrėme. Į priekį. Tai manau, kad šitą kaip ir nelaikymo tipą mes ir pakankamai išsamei išgveldenam, nebent dar turi kažką pasakyti papildomo, ko aš tavęs nepaklausiau. Dabar neturiu, nebent kaip aš šnekėsim apie kitą, galėsim dar sugrįžti, palyginti juos abu. Tai tada einam prie dirglio šlapimo pūslės sindromo. Kaip atrodo šitas tipas, vat kaip jį atskirti nuo to tipo, kad suprasti, kad čia yra jis, ir jau minėjai, kad jis apie 20% kažkur pasitaiko visų nelaikymo atvejų. Tarp moterų. Tarp moterų. Taip. Nu tai kaip tas tipas atrodo? Atrodo jis visiškai kitaip. Ir čia pradedam vėlgi nuo to pirmo klausimo, kai moteris pasako blogai laikau šlapimą, tai pirmiausia užduodu 2 klausimus. Pirmas, ar jums laša šlapimas kosėjant, čiaudint kažką sunkiai pakėlus, tai šitą jau paklausėm prieš tai. Jeigu čia atsakymas yra ne, iškart klausiu antrą klausimą. Antras klausimas skamba taip. Ar būna, kad jums užeina stiprus noras šlapintis ir jūs turit skubėti, nes kitaip galit nespėti? Tai va tai ir yra būdinga dirgliai šlapimo pūslei, dirglio šlapimo pūslės sindromui, kad užeina nevaldomas noras arba imperatyvus noras šlapintis ir kai tas noras užeina, tu nieko negali padaryti. Būna, kad čia ir vyrams ir moterims yra būdingas šitas tipas, bet aš jau kaip ir susitarėm, kalbėsiu apie moteris. Būna taip, kad moteris eina namo, užsimano šlapintis, užeina tas imperatyvus noras šlapintis ir jau atrodo tuoj pasieksiu namus, duris rakina ir viskas per vėlu, nutekėjo šlapimas, jau nebesuspėjo į tą tualetą. Tas durų vaizdas, rakto rakinimas spynos raktu išprovokuoja tą faktorių, kad išprovokuoja tą, patį tą nelaikymą, tą nutekėjimą. Lygiai taip pat gali išprovokuoti girdimas vandens garsas, atsukus čiaupą, ar netgi kažkoks upės čiurlenimas, krioklio ar kitoks vandens garsas. Tai kodėl taip yra? Taip yra todėl, kad šitas tipas šlapimo nelaikymo yra susijęs būtent su raumenų ir nervų veikla. Čia yra labai sudėtingas šitas mechanizmas ir netgi ir nebūtina iki galo smulkiai biochemiškai jį gilintis, bet pasakysiu taip, šlapimo pūslė, tas balionas jau mūsų paminėtas rezervuaras, jos sienelės yra raumeninės. Į raumenį ateina impulsas nervais. Nervais ateina impulsas į visus organus, tiek į raumenis, tiek į liaukas, į prakaito liaukas, pavyzdžiui, ir visur kitur, į visą organizmą nervais vaikšto tie signalai, ką ten daryti, ar susitraukti raumeniui, ar išskirti kažkokį sekretą liaukai, ar ką daryti. Tai šiuo atveju tie impulsai, kuomet ateina, čia labai taip buitiškai dabar sakau, ateina nervais impulsai į raumenį ir tas raumuo reaguoja per jautriai. Dėl to vadinama jautri arba dirgli šlapimo pūslė, jinai per dirgliai sureaguoja į tą atėjusį impulsą. Ir išgirdom vandenį ir sureagavo. Ir jau tas raumuo, kurio darbas, kurio funkcija yra susitraukiant, išstumti iš šlapimo pūslės šlapimą, ir tas raumuo jau susitraukia, nors dar nereikėjo, bet jis taip sureaguoja į tą mūsų išgirstą vandenį arba į tą pamatytas buto ar tualeto duris, kad jau tuoj žinom, kad pasieksim tualetą, ir sureaguoja per dirgliai ir nespėjam į tualetą. Tai ta dirgli šlapimo pūslė priklauso būtent nuo signalo nervais ateinančio į raumenis. O kokie čia būtų rizikos veiksniai? Tikriausiai visiškai kitokie, negu kad buvo prieš tai problemoje? Iš tiesų taip, kiti, nes tai nėra anatominė priežastis. Šio tipo šlapimo nelaikymą lemia visiškai ne tas kampas, mano jau minėtas, ne anatominė priežastis, o būtent tas jaudrumas raumens, nervo raumens jungties problema. Tai nėštumai, gimdymai ir nutukimas čia irgi vaidina vaidmenį, šitie faktoriai yra svarbus, bet taip pat atsiranda daug kitų faktorių, kurie ten buvo mažiau svarbus. Faktoriai yra ir įvairios ligos, tokios ligos, kurios, sakykime, veikia kažkaip tuos nervus paveikia,
tą nervo raumens jungtį paveikia. Čia gali būti ir tokios ligos kaip cukrinis diabetas, čia gali būti ir įvairios praeityje buvę sudėtingos operacijos mažojo dubens ar spindulinė terapija. Na, sakykime, jeigu pažeidė kažkokius nervus, tai irgi gali būti susiję. Bet, vėlgi, kai išnekėjom, kad yra daug tipų šlapimo nelaikymo, tai dirglę šlapimo pūslę yra šiek tiek sudėtingiau atskirti nuo tų kitų tipų, apie kuriuos šiandien nekalbėsim. Bet ką noriu pasakyti, kad tai yra visiškai kitoks pasireiškimas ir visai kiti rizikos veiksniai negu įtampos šlapimo nelaikymo. Būtent kitos ligos ir menopauzė čia irgi vaidina didelį vaidmenį, ta estrogenų stoka vaidina vaidmenį. Didžiulė dalis šių atvejų, dirglios šlapimo pūslės sindromo atveju, lieka idiopatiniai. Tai reiškia nežinomos priežasties. Dažnu atveju mes tiesiog nežinom. Jeigu randam, kad yra diabetas ar dar kita kažkokia būklė, tai taip, sakom, tai galėjo sąlygoti, bet labai dideliu procentų atveju tiesiog nerandam to sąlygojančio veiksnio ir lieka nežinoma priežastis. Galbūt būtent šitas tipas jisai pasireiškia ir jaunesnio amžiaus moterim, tarkim, ne? Nes jeigu mes galvotume, kad įtampos šlapimo nelaikymas, kažkaip šnekėjom, kad jis šiaip būdingas, kad amžius tas, vyresnis amžius, kad o gal šitam tipe pasitaiko ir jaunesnio amžiaus pacienčių. Pasitaiko, bet iš tikrųjų vyrauja vyresnio amžiaus pacientės. Gali pasitaikyti tas imperatyvus noras šlapintis užeina ir visiškai jauniems žmonėms, ir ten 20 metų, bet tai nėra didelė dalis šių pacientų. Būdingiausia yra vyresnio amžiaus žmonėms. Dabar dėl diagnostikos. Ar čia vėl eina tas esminis klausimas, kur atrodo, kad beveik mažai tyrimų reikia, kad užtenka vieno esminio klausimo, kad suprastum problemą? Kaip su tyrimais? Sakykim taip, to esminio klausimo užtenka, kad tu imtum susiorientuoti, į kurią pusę mes judame. Kartais gali būti, kad neužtenka, kartais gali tekti atlikti daugiau tų testų, daugiau tų tyrimų, bet iš esmės, jeigu žmogus skundžiasi, kad nesulaiko šlapimo, mes paklausiam, ar būna taip, kad pakosėjus išteka, ar būna taip, kad užeina stipriai noras nevaldomas ir turit skubėti, ir gaunam atsakymus į šios klausimus, jau labai daug turime. Jau labai didelę dalim galim nustatyti arba bent jau įtarti, kokio tipo šlapimo nelaikymas vargina tą moterį. Apžiūra taip pat yra labai labai svarbi. Vėlgi atliekam tos pačius kosulio testus, kad patvirtintume arba paneigtume įtampos šlapimo nelaikymą. Nes gali būti ir abudu, kaip jau kalbėjom, bet jeigu įtampos šlapimo nelaikymą paneigiam, tai jau labai daug irgi turim, jau labai daug informacijos. Toliau, tą dirglę pūslę gali būti netaip paprasta diagnozuoti, nes mes apžiūros metu paprašėm pakosėt, šlapimas neištekėjo, tai ką mes įtampos šlapimo nelaikymą paneigiam, bet tai dar ne faktas, kad yra ta dirglios šlapimo pūslės tas sindromas. Čia toks visiškai turbūt, tai jeigu tas, bandom funkciniu būdu, tai galima palydėti pacientį į namus, tada iki durų ir atrakinti duris. Galim atsukti kabinete, čiaupą pažiūrėti, kas bus, galim palydėti namus. Iš tikrųjų, taip galim. Galim duoti užduočių namų darbų. Šlapinimosi dienoraštis yra toks namų darbas, tokia užduotis pacientei, kuomet paprašom jos pildyti, galima popierinį dienoraštį, galima planšetėj, čia jau kaip kas nori, pildyti tokį dienoraštį maždaug savaitę, kur visą parą moteris žymės, kiek išgėrė, kada išgėrė, kokius skysčių, kiek pasišlapino, kiek ir kada pasišlapino, kokią valandą ir koks maždaug tas tūris šlapimo ištekėjusio. Ten registruos visus nesulaikymo epizodus, kiek kada nutekėjo šlapimas ir kokiom aplinkybėm, ar tai buvo išgirstas čiaupas, ar tai buvo kostelėjimas, viską. Žodžiu, viską, yra dar keli kiti klausimai. Tai tokį dienoraštį galim paprašyti pildyti kelias dienas arba savaitę, jeigu nėra aišku iš pat pirmos apžiūros, kokios rūšies, kokio tipo tas šlapimo nelaikymas, tai toks dienoraštis gali padėti ir moteriai pačiai susigaudyti, pažinti savo kūną, savo problemą geriau pažinti, ir gydytojui taip pat atneša papildomos informacijos, ką galim per kitą vizitą aptarti, ir daugiau pakalbėti apie tos gyvensenos dalykus, apie ko vengti, kaip užbėgti už akių tam šlapimo nelaikymui. Gydymas.
kaip čia dabar su gydymu, nes ten kaip ir buvo esmė chirurginis gydymas, kaip dabar prie šito tipo, labai ženkliai čia viskas skiriasi dabar. Labai ženkliai skiriasi. Ta operacija, kurią išgyriau, kuri yra labai puikiai, esant įtampo šlapimo nelaikymui, čia visiškai netinka, absoliučiai neturėtų jokios įtakos. Ir apskritai chirurginio gydymo praktiškai reikšmingo nėra šiam tipui, kuomet yra dirglio šlapimo pūslės sindromas, tai reikšmingo operacinio gydymo nėra. Gydymas yra medikamentinis arba vaistinis, nes, kaip ir kalbėjom, problema yra signalo perdavime, nervo raumens jungtyje yra problema, reiškia medikamentais veikiam tą jungtį, slopinam tą dirglumą šlapimo pūslės. Medikamentų yra ne vienas, yra senesnės kartos, yra naujesnės, tai kartais užtrunka, kol pritaikom, kuris medikamentas yra veiksmingesnis, kuris sukelia mažiau šalutinių reiškinių, bet, noriu pasakyti, kad vaistų yra ir dažnu atveju tikrai galim juos paskirti. Tas, kodėl sakau tik dažnu atveju, o ne visada, nes kartais yra kitos ligos ir būklės, kurios neleidžia mums skirti šių vaistų. Bet dažnu atveju tikrai galim juos paskirti ir, tie vaistai nėra tiek efektyvūs kaip operacija, esant įtampos šlapimo nelaikymui, bet jų efektas yra labai ir labai geras. Tai bent kažkokio efekto mes tikrai pasiekti galime. Ar šitos vaistus vartojant jau reikės juos vartoti visą gyvenimą, ar yra toks momentas, kad galim pamėginti nebevartoti? Visų pirma, reikės vartoti ilgai. Tai čia nėra antibiotikai, kur sugėrėm kursą savaitę ar 2 savaitės, tai tikrai ne, eina kalba apie mėnesius pradžiai. Pirmiausia, vartosim vaistus mėnesiais, pusmetį, metus, tada galima pabandyti nutraukti. Galima pabandyti, vėlgi labai daug priklauso. Priklauso nuo to, kokio išreikštumo buvo tas šlapimo nelaikymas. Priklauso nuo to, ar buvo tos nervo raumens jungtys, kažkaip pažeistos, pakenktos, ar čia buvo tiesiog nelabai ryški ta problema, galbūt užteko to mūsų pusmečio ar metų kurso ir problema dar ženkliai sumažėjusi yra. Tai bandyti nutraukti tikrai galima ir kartais tai pavyksta, bet yra nemaža tikimybė, kad teks gerti visą gyvenimą. Nes tai nėra vaistai, kurių kursas išgydo. Tai yra vaistai, kurie problemą leidžia valdyti. Dar yra tokia kaip galimybė botulino toksino injekcijos, ar jos Lietuvoje yra atliekamos? Taip, yra šita terapija, būtent šiuo atveju ir tinka, esant dirgliai šlapimo pūslei. Yra Lietuvoje atliekamos, bet tai nėra populiarus gydymo būdas. Nėra, kad nuėjus pas gydytoją, pirmoje eilėje gausit šitą pasiūlymą, bet iš tiesų taip, egzistuoja. Yra ir tam tikrų sąlygų, kurias turi pacientė atitikti, ne visais atvejais tinka, bet iš principo, jeigu klausimas ar yra, tai taip, šitas būdas irgi yra. Kaip tie visi kiti dalykai, kai mes ten šnekėjom apie visokius Kegelio pratimus, kinezoterapiją, ar prie dirglio šlapimo pūslės jie turi kažkokios tai prasmės? Labai geras klausimas. Nėra taip, kad jeigu darysim Kegelio pratimus, tai išgydysim dirglę šlapimo pūslę, nes ne šlapimo pūslę mes treniruojam su tais pratimais. Šiek tiek padėti gali, tai tikrai nesakysiu, kad oi, nedarykit, čia nesąmonė ir iš viso, ne, daryti juos galima, bet, galbūt daugiau prasmės turėtų šiek tiek kitoks pratimas, tas taip vadinamas treniravimas šlapimo pūslės arba planavimas, laikrodinis šlapinimasis. Sakykime, moteris pasistato laikrodį ar žadintuvą ir eina pasišlapinti kas valandą. Nori, nenori, nesvarbu. Eina kas valandą į tualetą, pabando pasišlapinti, nors kelis lašus išspausti. Taip kelias dienas. Tada prailgina tą intervalą ir jau eina kas 2 valandas. Ir taip kas kelias dienas, arba, jeigu sunkiai sekasi, tai ir rečiau, kas kelias savaitės, tuos intervalus galima šiek tiek ilginti ir tokiu būdu galima šiek tiek pasiekti, tokio vos mažesnio to dirglumo. Tikrai tai nėra tas būdas, kuris išgelbės, jeigu jau yra stipriai dirgli šlapimo pūslė ir
duris pamačius šlapimas bėga, tai neišsigydysim visai tokiu būdu, bet šiek tiek tą pūslę patreniruoti galima. Pratimai šiek tiek reikšmės gali turėti. Kaip ir kitą jau atmetėm iš karto, operacinio būdo čia nėra. Tai labiausiai turbūt yra visi, kad tu kažkiek tie pratimai, paskui medikamentinis gydymas yra esmė, bet jau šį kartą apie operacijas mes nekalbėsim, nes nėra čia ką kalbėti šitoj temai. Prevenciniai dalykai. Ar yra kažkokie irgi prevenciniai dalykai būtent prie šito tipo šlapimo nelaikymo, kurie galėtų padėti, kad neatsirastų šitą problemą? Šiek tiek vėlgi yra. Tai nenutukti galioja ir šiuo atveju. Taip pat, kai kalbėjau apie tą šlapimo pūslės treniravimą, tai čia labai svarbu, nesupraskit neteisingai, treniravimas tai nereiškia, kad laikyti ilgai pūslę pilną ir kentėti. Ne, kai mes kalbam apie treniravimą, tai mes kalbam pagal valandas eiti ir ilginti intervalus. Bet, sakykime, jau noriu ten šlapintis ir sėdžiu kenčiu, nes nepatogu, ką kiti pagalvos, čia blogas dalykas. To daryti nereikia. Šlapimo pūslės varginti, pertempti jokių būdų nereikia. Tai vienas iš tokių profilaktikos, prevencijos ir palengvinimo savo būdų yra būtent nekankinti šlapimo pūslės ir norint šlapintis, eiti pasišlapinti. Ir dar yra labai svarbus faktorius, svarbus veiksmas, vengti provokuojančių produktų. Vėlgi, nesupraskit neteisingai, skysčių riboti negalima. Čia ne apie tai. Skysčius, vandenį gerti reikia, bet reikėtų vengti kavos, arbatos, alkoholinių gėrimų, ypatingai raudono vyno, bet ir apskritai ir kitų alkoholinių gėrimų, nes jie didina tą dirglumą, provokuoja tą imperatyvų norą šlapintis. Taip pat kai kur rašo literatūroje, kad ir aštrių prieskonių reikėtų vengti, bet šitas gal mažesnės svarbos dalykas. Patys svarbiausia yra kava, arbata, kofeino turintys gėrimai, kakava taip pat irgi galėtų kažkiek turėti įtakos ir alkoholiniai gėrimai. Šių reikėtų vengti. Dabar pabaigai tokie turbūt akcentai, kaip sakėm, kad grįšim palyginti įtampos šlapimo nelaikymas ir dirglios šlapimo pūslės nelaikymas. Tokie keli sakiniai, kad moterim lengviau būtų atskirti šitos du tipus. Tai moterim atskirti pati savo gali užduoti pačioj pradžioj tuos 2 klausimus, kuriuos aš užduodu visom pacientėm pasiskundusiom, kad nelaiko šlapimo. Tai pirmas, ar man nuteka šlapimas sukosėjus, sučiaudėjus, sunkiai pakėlus? Ir antras, ar man užeina stiprus, nevaldomas noras šlapintis, kuriam užėjus aš turiu skubėti į tualetą, nes galiu nespėti. Jeigu moteris pati savo gali atsakyti į šituos 2 klausimus, jinai jau gali orientuotis, ką greičiausiai išgirs iš gydytojo. Aišku, gali būti, kad ir nėra taip viskas paprasta, gali būti ir abiejų tipų, mišrus šlapimo nelaikymas, gali būti ir dar kitos rūšies, bet iš esmės jau moteris turi kažkokias gairias, ką jai sakyti atėjus pas gydytoją ir kuo jai skųstis ir ko tikėtis atėjus. Tai aš tik norėčiau tik tais paakcentuoti, ką Agnė daug kartų minėjo, kad šlapimo nelaikymas tai yra ne gyvybei pavojinga problema, bet gyvenimo kokybė, būtent bloginantis dalykas. Ir gyvenimas yra vienas, jūs turite jį nugyventi kokybiškai, tad nedelskit, nekentėkit, o kreipkitės į specialistą ir stenkitės problemas išspręsti. Ačiū Jums, kad klausėt ir ačiū tau už pokalbį. Ačiū.